Lietuviškasis Prūsijos karalystės regionas, mažoji Lietuva, 17 amžiuje patyrė rimtą išbandymą. Šiame krašte vis mažiau žmonių kalbėjo lietuviškai, o liuteronų bažnyčioje trūko kalbą mokančių kunigų. 18 amžiaus pradžioje, kraštą nusiaubus marui, į mažąją Lietuvą atkeliavo tūkstančiai tikėjimo tremtinių, liuteronai iš Zalcburgo. Kartu su jais kraštą pasiekė pirmoji liuteroniškojo pietizmo banga. Netrukus pietizmo teologija įsitvirtins Prūsijos liuteronų bažnyčioje, o pamaldus gyvenimo būdas ir surinkimai taps neatsiejama krašto lietuvininkų gyvenimo dalimi. XVII amžiaus pabaigoje liuteroniškose teritorijose ėmė įsigalėti pietizmas, naujas reiškinys. Pietatis reiškia iš lotynų kalbos išvertus pamaldumą, maldingumą. 1673 metais Frankfurto Maino liuteronų kunigas Pilypas Špeneris išleidžia knygą, kurią pavadina Pia Desiderija. Joje jis sako, kad po 30 metų karo, kuris nuniokojo Šventąją Romos imperiją, Vokietija, religinio karo tarp liuteronų, reformatų iš vienos pusės ir Romos katalikų, smuko liaudės pamaldumas, iš tikrųjų daug miestų buvo sugriauta, tai labai žiaurus karas buvo, ne 1 milijonas žuvo, tais laikais gyventojų buvo žymiai mažiau negu šiandien. Nors iškelia kai kurias idėjas, tezes paskelbė, kaip reikėtų pagerinti liaudės pamaldumą. Kunigai turi mokyti labiau universitetuose, teologijos fakultetuose, mokant pabrėžti reikia pamaldumą. Toliau rinktis Biblijos ratelius, atskirai skaityti šventąjį raštą ir taip toliau. Jis įneša tam tikrų teologinių pokyčių, dėl ko bažnyčioje vyksta ginčas. Jis sako, kad daug žmonių po krikšto nustoja to atgimimo krikšto. Ir jis sako, kad žmogus turi atsiversti iš naujo. Tas žodis atsivertimas tampa kertinis žodis pietistinėme judėjime. Tačiau jis niekada nepabrėžia, kad turi būti staigus kažkoks atsivertimas, nes tas atsivertimas gali būti palaipsniui, tarkim, jeigu žmogus netikėjo, įtikėjo, tai jis jau atsivertė. Liuteronų teologijai iš tikrųjų akcentuojamas atgimimas krikšte. Krikštas yra pagal apaštalą Paulių atgimdantis nuplovimas. Ir Liuteris pabrėžia katekizme apie atgimimą krikšte, o toliau atgimimas, ta kova, šventėjimo kova, turi vykti visą gyvenimą tarp to seno žmogaus nuodėmingo ir naujo žmogaus atgimusio krikšte. Per atgailą tas senasis Adomas turi būti skandinamas ir turi prisikelti naujasis žmogus. Skandinamas tai yra jau tokia kaip metaforiškai kalbant, grįžtant prie krikšto atgimimo. Tai yra atgailos kova turi toliau vykti žmoguje, nes įgimtoji nuodėmė išlieka ir taip žmogus turi šventėti. O tuo tarpu Špeneris sakė, kad tas atgimimas vyksta ir jis nelabai jo sieja su krikštu. Krikštas buvo suvokiamas tais laikais jau kaip įžanga į krikščionišką tikėjimą, toliau jau konfirmacija buvo iškeliama, vos ne aukščiau krikšto. Naujas reiškinys pietizme atsirado su Augustu Hermanu Franke. Studijuodamas Leipcigo universitete, jis labiau pastangų dėjo į šventojo rašto pažinimą lingvistiniu požiūriu, analizuoti per hebrajų, graikų kalbą ir jisai save tais laikais tuo metu nelaikė labai tikinčiu. Ir kai kartai pakvietė sakyti pamokslą, jis netgi ėmė labai pergyventi. Kaip aš kalbėsiu apie Kristų, jeigu aš pats dabar, kaip nelabai tikiu. Aš suabėjau savo tikėjimą, reiškia, jeigu aš netikiu, suabėjau išgelbėjimu. Ir jisai visą naktį verkė, meldėsi Dievo, atgailavo, maldavo, kol galiausiai jis patyrė tokį kaip atgimimą. Ir tai vyko staiga. Tai vyko tą naktį toje vietoje. Franke kitą dieną pasako pamokslą labai įkvėptas. Jis jau yra atgimęs staiga krikščionis. Ir jis tada ėmė mokyti apie atgimimą iš naujo, staigų tokį atgimimą per atgailą. Ir atsiranda toks vokiškas žodis Bußkampf, atgailos kova. Tikras krikščionis yra tas, kuris yra atgimęs, kuris žino, kada atgimė laiką, vietą. Halė pradžioj kovojo su Franke, nes tai yra visiškai naujas reiškinys tokio atgimimo.
Frankė pradžioje toks buvo optimistas. Jis gerai studijavęs Pia Desideri, jis manė, kad reikia tokius surinkimus, ką Špeneris darė, beje, Frankfurte Maine. Tik kunigas vadovavo. Ir Frankė ėmė kviesti studentus į tokius surinkimus šventą raštą studijuoti Leipcige. Ir jis ėmė akcentuoti, kad žmonės susirinkę turi studijuoti šventą raštą surinkimuose. Tačiau ilgainiui atsirado naujas problemas. Pradėjo atsirasti skilimai, kurie tikrieji krikščionys, kurie tikrai atgimė, kurie netikrai atgimė. Ir netgi atsirado tokių radikalių asmenų, kurie ėmė neigti vaikų krikštą, ėmė kalbėti kitomis kalbomis, žinote, tą charizmatinę kalbą. Todėl Frankė ilgainiui ėmė atsisakyti tos idėjos. Jis sako, pietizmas turi būti įdiegiamas per bažnyčią. Surinkimai nereikalingi, nes tie surinkimai, tos ląstelės greitai gali nukrypti nuo tikro krikščioniško tikėjimo, nuo liuteroniškos ortodoksijos, sakykim taip, kunigai per pamokslus, per paraginimus, per išpažintis, tada buvo asmeninė išpažintis privaloma, jie turi skatinti atsivertimą. Pamokslai skambėdavo būtent taip, kad mielos sielos atsiverskite, kitaip jūs pateksite pragaran ir atsivertimas per tą atgailos kovą turi vykti. O tokios atgailos kovos liuteroniškoje teologijoje nebuvo. Atgailos kovos turi minty, kurios dėka įvyktų tas staigus atsivertimas. Buvo atgailos kova, kuris susijęma su krikštu. Krikštas tęsės visą gyvenimą, senasis Adomas krikšto vandenyje skandinamas, iš kurio turi priskelti naujas žmogus. Todėl Prūsijos bažnyčia labai priešinosi Frankiai. Tos idėjos nepasiekė greitai šios teritorijos. Tačiau Frankės pietizmas pasiekė Livoniją ir Estiją. Ten bažnyčia tapo visa bažnyčia praktiškai pietistinė, kalbant bent jau apie vadovybę pačią, kuri diegė pietizmą. Pietizmą Prūsijoje įtvirtino karalius Friedrichas Vilhelmas I, dar žinomas kaip kareivių karalius, modernizavęs Prūsiją ir išauginęs jos administracinius ir karinius pajėgumus. Istorinis principas kieno valdžia, to ir religija tebegaliojo. Pats būdamas reformatas, Friedrichas Vilhelmas I tęsė savo proprosenelio Johano Sigismundo dar prieš 100-metį pradėtus bandymus sujungti liuteronų ir reformatų bažnyčias. Tačiau šį kartą tam turėjo pasitarnauti pietizmas. Friedrichas Vilhelmas I, Prūsijos karalius, jis visą laiką siekė ir prieš jį karalius Friedrichas I siekė suvienyti liuteronus su reformatais. Liuteronai labai tvirtai laikėsi savo ortodoksinius pažiūrų teologijos. Jis pamatė, kad jeigu akcentuojamas tas atgimimas, tie atgimę krikščionys, jie nebeakcentavo tokį teologinių skirtimų tarp reformatų ir liuteronų. Svarbu, kad žmogus būtų atgimęs. Ir jis manė, kad tokiu būdu jis naikins skirtumus tarp liuteronų ir reformatų. Tad kaip pietizmas buvo įdiegtas Prūsijoje? Grinai karaliaus administracinėmis priemonėmis. Jis pasiunčia į Karaliaučiaus universitetą Friedrichą Lysijų, pietistą. Toliau universiteto profesoriais tampa Rogalis ir žymusis profesorius Šulcas. Ir praktiškai liuteronų ortodoksų profesūra, kuri miršta, yra keičiama pietistiniais profesoriais. Pietistai ima dominuoti Karaliaučiaus universitete. Ir tada įvedamos tokios kaip paskaitos grinai pietistinio pobūdžio. Bažnyčios istorija mokoma jau per pietistinį, kada buvo tikra bažnyčia, kai bažnyčia nutolo nuo tikėjimo, kada jį vėl atsigavo. Pirmoji bažnyčia ta, kur rinkosi pirmą savaitės dieną po Kristaus mirties. Čia yra tikroji bažnyčia, kai po to bažnyčia sustingo imperijos laikais. Tai buvo dėstoma istorija. Ir buvo įvedamas privalomas testimonium pietatis. Ar kandidatas tinka į kunigus, ar jisai pakankamai pamaldus. Iki tol buvo reikalavima teologinių žinių, o dabar prie viso šito buvo reikalaujama būtent. Na ir pagrindinis dalykas, kaip ši bažnyčia tapo pietistinė bažnyčia, tai kunigai buvo siunčiami 2 metams į Halės universitetą. O Halės universitetas buvo jau tapęs intelektualiu pietizmo centru. Jau pietizmas tapo ne tik tai tas liaudės kunigų reiškinys, bet jau turėjo universitetą, teologijos fakultetą. Na, ar galima sakyti, kad tai yra bloga teologija? Na, doktriniškai tai susilpnėjo bažnyčia, o doktrinis pagrindas yra labai svarbus bažnyčioje. Tačiau, liaudis buvo skatinama pamaldumo. Tačiau atsitiko problema. Karalius Friedrichas Vilhelmas I pasinaudojęs pietizmo, o pietistai siūlė įvesti kai kurias reformas ir bažnyčios liturgijoje, ir bažnyčios mene. Jis ėmė radikaliai keisti bažnyčias.
pavyzdžiui, jisai uždraudė lotynų kalbą. Vis tiek buvo kai kurios giesmės giedamos lotynų kalba. Jis toliau uždraudžia žvakių deginimą, nes reformatai neturėjo žvakių. Įveda kai kurios dalykus, kur buvo įtvirtinti kalvinistinės reformacijos metu. Uždraudžia egzorcizmą krikšte, ko nėra reformatų bažnyčioje. Kunigai priešinosi, žinoma, ir sako, belieka tik tai laukti tos dienos, kai karalius uždraus skambinti varpais, nes varpų irgi šventame rašte nėra. Ir šiame laikotarpyje taip pat atsiranda nauji altoriai. Kai pietizmas iškelia konfirmaciją virš krikšto, kai pietizmas iškelia Dievo žodį virš sakramento, taip ir sakykla, kaip ir šioje Katyčių bažnyčioje, kuri pastatyta 1734 metais, mes matome, sakykla yra iškelta virš altoriaus, Dievo žodis virš sakramento. Todėl sakramentas vis rečiau priimamas, o pamokslai pietisnio pobūdžio, užima vietą pagrindinė liturgijoje. Ir tais laikais įvyksta pokytis terminė mišios. Jeigu iki tol mišios Mažvyde, Bretkūne ir kitur buvo suprantama kaip liturgija su sakramentu, Dievo žodžio liturgija ir sakramento liturgija, tai pradėjus retai švęsti šventosios vakarienės liturgiją, mišios tampa pamokslu. Pamaldos pradedama vadinti mišiomis, būtent pamokslu. Ir atsiranda pamokslų knygos, mišknygos, mišių knygos. Tad mišios terminas tampa pamokslu. Halėje studijavę kunigai ir vėliau Karaliaučiaus universitete, nes po to nebebuvo reikalaujama, kad studentai studijuot papildomai Halėje, tapo beveik visi pietistais. Ir Donelaitis tarp jų. Fabijonas Ulrichas Glazeris išleidžia pirmąjį pietistinį giesmyną kaip alternatyvą tam oficialiam bažnyčios giesmynam, kuris išleistas ortodoksijos periodu. Ir kurį tai laiką parapijose ant suolų buvo dedami 2 giesmynai. Ir tada Friedrichas Šimelpenigis sujungia tuos abu giesmynus į vieną knygą. XVII amžiaus antrojoje pusėje Europoje prasidėjusi apšvieta, švietimo amžius, iškėlęs mokslo, proto galių, logikos, priežastingumo svarbą, žmogaus teisių ir laisvių klausimus, galiausiai sąlygojo reikšmingus pokyčius įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Apšvietos idėjos pasiekė ir bažnyčią. Religiją taip pat bandyta derinti su racionaliu protu, o teologijoje remtis mokslinio pažinimo principais. Galbūt pietistinis judėjimas atsirado dėl apšvietos reiškinio, nes maždaug 1750-60 metais Prūsiją pasiekia apšvieta. Apšvieta tai reiškinys, kai pasaulis stengiamasi suvokti racionaliai, protu ir šventąjį raštą pradedama žvelgti kritiškai. Šiame laikotarpį turbūt vienas iš ryškiausių yra Karaliaučiaus universitetas su Immanueliu Kantu. Jis parašo grynojo praktinio proto kritiką ir 4 kritika vadinasi Religija vien proto ribose. Ir ką jisai ten parašo, tai bažnyčia pavadina erezija. Ir maždaug 1780 metais Prūsijoje prasideda judėjimas prieš tą racionalizmą apšvietą. Nes racionalistai jau sakydavo panašiai kaip Anglijos deistai Niutono laikų, kad Dievas sukūrė pasaulį ir atidavė dėsniams. Jis nebesikiša į šį pasaulį. Völneris, kuris išleidžia ediktą prieš racionalizmą Prūsijoje, jis Kantui parašo raštą, sako, gerbiamasis, jeigu jūs ir toliau taip tęsite po šitos knygos, tai galite nebijoti, kad susilauksite nemalonumų. Ir Kantas tada palieka protestuodamas Karaliaučiaus universitetą, atsistatydina iš profesūros. Tačiau jeigu žvelgtume apskritai į bažnyčią, tai apšvieta nebuvo labai giliai įsiskverbusi, bent jau į mažosios Lietuvos, į šitą pietistinį regioną parapijas. Kunigai vis dėlto liko pietistinio nusistatymo. Racionalizmas, ta apšvieta labiau dominavo universitetuose. Kuo svarbus pietizmas šios bažnyčios istorijoje, ką jis atnešė bažnyčiai? Kadangi Frankė atsisakė idėjos, tų surinkimų idėjos, kur liaudis atskirai susirinka studijuoti šventą raštą, jis pasiūlė skleisti pietizmą per bažnyčią. Tad Prūsijoje
nuspręsta pietizmą įgyvendinti per mokyklas. Ir įvyksta didžiulis reiškinys – švietimo reforma. Maždaug prasideda 1735 metais. Iki tol buvo labai nedaug mokyklų. Prie parapijų buvo lotyniškos mokyklos, paskui kitur buvo mokyklėlių. Tačiau pradedant 1735 metais iki 1741 maždaug metų, 5 metų bėgyje pastatyta Prūsijoje visoje kunigaikštystėje 1700 mokyklų. Lietuvos provincijoje pradedama nuo Įsrutės, Gumbinės, Tilžės ir Klaipėdos krašto pastatyta apie 300 mokyklų. Įsivaizduojame, kokia vyksta švietimo reforma 18 amžiaus pirmoje pusėje. Žinoma, tos mokyklos tai buvo religinės mokyklos, nes pagrindinis tikslas buvo skleisti tą tikėjimą, pietistinį tikėjimą, kad žmonės taptų pietistais, pietizmas atsispindėtų jų gyvenime. Bet tai buvo mokyklos. Juose buvo mokoma ne tik švento rašto istorijos, ne tik giedojimo pamokų, bet buvo mokoma rašyti, skaityti, aritmetikos. Tad mažosios Lietuvos lietuvininkai tampa išsilavinę jau 18 amžiaus pirmoje pusėje. Trempų kunigas 18 amžiaus pabaigoje sako, kad amžiaus pradžioje iki švietimo reformos mano parapijai mokėjo skaityti tik keli ūkininkai. Tai jau amžiaus pabaigoje, sako, sunku rasti lietuvininką, kuris nemokėtų skaityti. Ir Donelaičio metuose mes tą patį matome. Selmas, knygelės ant stalo padėtos, kaip altorius ten jau tas stalas. Na, kokios ten tos knygelės? Žinoma, dar ne Biblija. Biblija bus išleista pirmą tik 1735 metais, ten Ruigys ir kiti labai dirbs šiuo tikslu. Giesmynas. Ir giesmynas 1732 metų, nauja giesmyno laida išleidžiama. Ir dabar leidžiami kas keli metai jau giesmynas. Įsivaizduojate? Tai reiškia, kad lietuvininkai moka skaityti. Tai didžiulis skirtumas lyginant su didžiaja Lietuva. Ir didžioji Lietuva, kai atsidurs Rusijos sudėtyje po 3 padalijimų, net 1849 metais švietimo ministras imperijos Rusijos Popovas sakys, kam reikalinga leisti vaikus į mokyklą baudžiauninkus, kam reikalinga juos mokyti, juk jie kels sukilimus. Reiškia, mes matome, Lietuva tada jau buvo Rusijos sudėtyje. Pagaliau netgi buvo rusifikacija, uždraustas lietuviškas raštas. Koks didžiulis skirtumas, jeigu palyginame šį regioną, mažąją Lietuvą, Prūsijos kunigaikštystę ir didžiąją Lietuvą. Tad pietizmų turbūt pagrindinis nuopelnas ir yra švietimo reforma. Pietizmas iki tol buvo skleidžiamas per bažnyčią, per šios pietistinius kunigus ir per mokyklą. Apie 18 amžiaus pabaigą įsiskverbė į pačią liaudį. Atsiranda liaudės pietistų surinkimai. Jie nebuvo antibažnytiniai. Jie buvo kaip papildomas maldingumas šalia bažnytinių pamaldų. Žmonės rinkdavosi ūkiuose, pas kurį tai ūkininką vieną šeštadienį, savaitės dienomis pas kitą. Ir ten papildomai klausydavosi liaudės pamokslininkų. Buvo ūkininkai, kurie netgi, šiek tiek apleisdavo savo ūkį, grinai atsiduodavo kaip apaštalai kokie tai Dievo žodžio skelbimo tarnystėje. Bet kita vertus, kunigai sakydavo, kad tai yra patys ištikimiausi bažnyčios nariai. Tie surinkimininkai, sakytojai, nes 1800 metais Friedrichas Mertikaitis išleidžia pirmąjį pietistinį giesmyną. Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai. Ir ta knyga taps pati populiariausia pietistiniuose surinkimuose. Galbūt ir tas liaudės pietizmas, šis reiškinys atsiranda kaip savotiškas protestas prieš tą apšvietą, kuri plinta Vokietijoje. Ir Karaliaučiaus universitete, juk ir Donelaitis apie 1775 metus parašo eilėraštį, kaip šėtonas į knygas visokius šlamštą ima brukti. Būtent į teologinės knygas, tai kas priešinasi bažnyčios mokymui. Ir 19 amžiaus pradžioje atsiranda įvairūs pietistiniai surinkimai, jie dalijasi į tam tikras atšakas,
Senasis atrodo buvo Klimkiškių surinkimas, Jurkaitiškių surinkimas, dar trečias surinkimas. Jie skiriasi tuo, kad, kaip labiau išreikšti tą pamaldumą. Frankė buvo pasakęs keletą taisyklių, kurios draudžiama juoktis be reikalo, pokštus krėsti, šokti ir panašiai. Tai lietuvininkų tarpo paplito 4 T. Tai tansen, teater, tabak ir trinken. Šokiai, tabakas, teatras ir alkoholiniai gėrimai jom. Bet mes žinom, kad iki tokių kraštutinumų prieidavo tas dievo baimingumas žmonių, kad net laikrodį laikydavo velnio išmislu arba fotografiją, tą pačią dėl to tiek nedaug ir yra išlikę fotografijų būtent surinkimų čia šiame krašte. Kiek aš girdėjau, mano prosenelis nelabai mėgo fotografuotis, tik viena nuotrauka yra išlikusi, nes jis buvo pietistų surinkimininkas, sakytojas. Tarp jų skiriasi nuomonės, Jurkaitiškiai atrodo šiek tiek ragavo vyno. Tai juos smerkė, kiti surinkimai sako, tai yra netikri. Be abejo, juodais rūbais turi apsirengti, nes kitos spalvos yra išdidumą rodo, nekrikščioniška. Plaukai per vidurį būdavo perskirti, nes per šoną kaip nors jau čia irgi, išdidumas. Buvo įvairių kraštutinimų, netgi sagų, kai kur atsisakytų, su virvutėmis susirašinėjama, žodžiu. Liuteronų kunigai, kai kurie tai vadindavo Scheinheiligkeit. Tas išorinis, tas maldingumas ne visada atitikdavo tą vidinį maldingumą. Tačiau lietuvininkų tarpe vis dėlto pietizmas buvo geras reiškinys, tai nebuvo antibažnytinis pietizmas. Pavyzdžiui, Livonijoje Herrnhutų judėjimas tapo antibažnytiniu. Ir Prūsijoje tarp vokiečių bendruomenė pietizmas tapo antibažnytiniu. Bažnyčia čia yra šaltas tikėjimas, netikras tikėjimas, o mūsų ta bendruomenė yra ta kolegija pietatis, tas pietistinis surinkimas, mes esam tikri krikščionis. Žodžiu, tarp pietistų atsirasdavo ir dvasinis išdidumas. Pietistinis judėjimas, sakyčiau, sustiprino Lietuvos liuteronų bažnyčią. Apskritai, žinoma, čia mažoji Lietuvoje, bet ir paskui Lietuvoje. Ir sovietmetyje, kai beveik nebeliko kunigų dėl repatriacijos ir fronto, kai daug žmonių pasitraukė iš Lietuvos, sakytojai buvo ordinuojami į diakonus, o vėliau kai kurie tapo ir kunigais. Ir mano senelio šeimoje netgi 2 broliai tapo diakonais. Artūras Timpa Tauragėje ir mano senelis Augustas Timpa iš Meišlaukio. Jis ordinuotas į diakonus ir buvo diakonu štai šioje Katyčių bažnyčioje ir vėliau Pašyšių bažnyčioje. Mes matome, kaip tas pietistinis judėjimas pasitarnavo bažnyčios išlikimui sovietmetyje. Lietuvininkai, esame čia pagal Kristijono Donelaičio žodžius įrašytus jam čia kunigauja mano įpėdinį. Atsimink mane, klausyk gerbiamas įpėdinį, ką tau šaukia mano dulkės. Ką mums sako Viešpats Jėzus Kristus, jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Tai viešpaties žodis. Amen. Selmo namus, kad kartais juos lankytų užsigeisi, lygiai kaip bažnyčia kokią rasi rėdytus. Stalas jo neišvens altorius tau pasirodys, ant kurio knygelės šventos guli padėtos, kad jis pats ar jo gražiai mokinti vaikeliai, daug prisidirbę bei visur viernai triusinėję, tuo su giesmėmis saldžioms linksmai pasidžiaugtų ir vargus šio amžio sau lengvus padarytų.